Sveiki krepšinio atgrubnagiai, kelmakojai ir podagalviai. Su jumis socialinė krepšinio rūpybos laida Įžengsiu į aikštę. Lietuvos Rytas praeitą savaitę lemiamai susitiko Vilniuje su Zagrebo Cedevita. Atsiprašome, kad jūsų džiaugsmui ir malonumui negalėjome pabūti su krepšinio žudimo mašina Vilniaus Lietuvos Rytų. Mums nebedavė akreditacijos. Nes jausmai, visi žino, kad Stepas geriausias. Tai aš, kur sakau, kad Stepas nėra geriausias, esu melagis ir įžeidikas. Taip nėra, taip negali būti. Ten vyrai kovoja, visi daug, o ateina ir sako dalykus ant ryto. Geriausias Stepas įmetė trajakų prieš Cedevitą, išleistas į startą 5 Stepas. Tikrai tai buvo. Stepas ne tik laipioja į medį, turi medį pasidaręs būstinę. Atvirai sakau, aš šiemet Stepų įmetančio upą nemačiau. Tai jau sezono paskutinė dalis. Stepas yra universalus žaidėjas. Universalus kaip šveicariško peilio rankena. Tačiau kadangi profesionaliam sportininkui sužaisti tik vienas rungtynės yra didelė našta. Tai Rytas susikrovęs 14 taškų pranašumą antram kėliny, paskui pradėjo jį pirmyn atgal po biškį ir jau trečiam kėliny čia beveik nieko neliko. Žmonės sako, kad čempionatus laimi gynyba. Tai aš nemačiau vienos komandos, kuri laimėtų nemetus taškų. Vien gindamasis nieks nelaimėjo. Trečiam kėliny prie to Cedevito sugrįžimo daug prisidėjo Ryto puolimas. Seibutis įsipainiojo į gynybą ne vieną kartą, gavo bloką, lyg bobutė su lasdele, kuri bėga 5 km per parą greičiu link autobuso, 2 paras užsitrenkė duris prieš nosį. Ir Palacios. Didelis vyras, bet jis labai vengia baigti atakas iš po krepšio. Kokiais nors paustapais, puskabliais ar dėjimais, jis dažniausiai gavęs kamuolį prie kašio, feidavėjina, dažnai pataiko daug, bet nors būdamas didelis, biškį storumo linkęs, po kontaktų jis turi problemų su užbaigimu. Aišku, ne taip kaip Lydeka, negaliu sakyti centro puolėjas, centro kamuoliukas. Labai dažnai į gynybą trenkėsi kaip ragatkės paleistas didelis kukulis mėsos. Štai matot, Lydekiukas lipa į medį kolegiškai į Stepo būstinę pažaisti vežliukų nindzių. Rytui lengviau nepadaro tai, kad Seibutis, Babrauskas tarpusavį mėgsta pakalbėti lietuviškai. Tuo tarpu, kaip Jelovacas, Daudelas ir Palacios yra aikštė, kurie nesupranta lietuviškai. Jeigu Seibutis rėkia Lydekai kažką apie užtvarą, tai Daudelas tuo metu apie užtvarą nelabai ką supranta. Tas pats, kas komanda žaistų su 3 uniformom. Vieni su raudonom uniformom, kiti su baltom, treti su juodom. Tai rungtynių vykelis. Daudelas štai įkerta į baudos aikštelę ir duoda pasą gražų, kaip ką tik iš dušo išėjusi Beyoncé jojanti ant arklio, ant triumfo arkos. Nelabai yra kur daug jot ant triumfo arkos, bet jeigu iš dušo išėjus Beyoncé jotų ant arklio ant triumfo arkos, tai tokio grožio pasas. Ir nors Palacios linkęs auginti lašeką, jis vis tiek yra darbščiausias Ryto žaidėjas. Epizodas, kad tam kėlinykai jisai sukrossoverina žmogų, baigė dėjimu. Turiu išrinkti rungtynių vykelį epizodui. Bravo, Palacios. Veidui parketą. Kraupiausias momentas, kai krito Omaras veidui parketą, buvo paskutiniam sekundėm, kai Cedevita metė tritaškį ir jis nesitvėrė savo žmogaus. Persistempė, labai norėjo atrodyti po krepšiu, tai nepataikė. Kai aš pamačiau, tą jo nesitverimą mane pradėjo pykinti. Už 2 savaičių Rytas Eurocupo aštuntfinalį susitiks su Crvena Zvezda. Sėkmės komandai Vilniaus gyvenimo būdas. Tuo tarpu Kauno 15 amžiaus pradžios mūšis prieš kryžiuočius susitiko Madride su Realu. Turbūt jūs jau pasiekė gandas, kad Realas Žalgirį suvalgė gyvus ir likusiems gyviems komandos nariams atsirūgo į veidą. Aš jaučiu, kad jeigu Žalgiris būtų bėgęs, žaidęs, kūręs taip kaip Realas, būtų pabirę dalim kaip iš 10 aukšto numestas Opelis. Fizos skirtumas tarp Realo ir Žalgirio praraja tarp jų vyro. Realas Žalgirį anksti suėdė kaip iš britvų padaryti vanagai. Kapojo Žalgirį suėdė, iššiko, o ką iššiko, tai tuom dar kirminus pašėrė. Veidui parketą. Matėt paskutinę ataką? Meiriai atsinešė antkapį su Žalgirio mirties data. Tuo antkapiu užmušė, dar prieš tai liepė šitas duobę šiuose ir padėjo tą rungtynių vykelis. Mažai čia galimybių kam aplenkti Jasną Dentmaną, kuris sugeba Europoje būdamas Eurostepą ir įmest lejupą. Kitą savaitę Kauno miestelis dabartinėje Lenkijoje susitiks su Müncheno Bayern ir bandys jiems priešintis.
Tai Žalgiris dar turi šansų užkris po pirmo etapo, neprisdaryt daugiau gėdą savo. Nes jeigu jie pateks į dar kitą etapą, visos komandos bus kaip Realas panašiai. Live by the ball, die by the ball. Unibet žaidėjai žaidėjams.